Aš esu patyręs, ką reiškia, kai trūksta vamzdis ir kai tas vanduo liejasi, aš sakyčiau, gerą pusdienį, gal net visą dieną. Ir kai tu įžengi į butą ir tu jauti, kad vandens yra iki kojos kauliuko. Ir aš nekalbu apie tai, kiek laiko užtrunka išvalyti visą butą arba visus namus, bet vanduo būna nubėgęs jau paprastai pas kaimynus. Mano atveju tai buvo 2 aukštai žemiau. Kaimynams nuvažiavę visi tapetai. Man po geros savaitės iškeltos visos grindys. Ne, tai ne naujausio Vienas namuose filmo serijos scenarijus. Tai realybė, apie kurią atvirai kalba ir draudikai. Jeigu galvojate, kad dažniausiai nutinkančios nelaimės namuose yra vagystės, klystate. Jeigu kalbėt apie vandens užliejimo žalas, tai iš draudimo pusės tai yra dažniausiai pasitaikančios žalos. Tai yra daugiausiai žalų yra vandens žalos. Sekančios yra ten gaisras ir visos kitos, bet dažniausiai pasitaiko vandens žalos. Ir jos, tokios, sakykime, pakankamai klastingos ir taip sumos yra nemažos. Po tokios niūrokos įžangos norėtume pozityvo. Pasakysite, kad yra namų draudimas. Sutinkame, bet draudimas gali atlyginti tik nuostolius. O mes norime papasakoti apie įrenginį, kuris realiai užkerta kelią galimam vandens užliejimui ar išsiliejimui. Švedų kompanijos Quantify išmanų vandentiekio nuotėkio apsauga, įrenginys Cubic Securas, kuris yra montuojamas name arba būste ant įvado ir jisai prijungus prie elektros tinklo bei prie Wi-Fi, jisai yra valdomas tiek telefonu, tiek yra pats turi ultrasonic daviklį, kuris gali prie tam tikrų parametrų, tai yra matuodamas slėgį, suvartojimą bei temperatūrą, gali pats reaguoti į atsitikusią avariją. Šis daiktas, jisai turi 3 kriterijus. Vienas kriterijus tai yra labai mažas pratekėjimas, tai yra 10 ml per valandą. Įsivaizduokit, tai yra tiek ant stiklinės dugne esančio vandens kiekis. Jis jau identifikuoja, kad tai yra mažas įtrūkimas, kažkur tai yra vanduo jau prasisunkia ir jau reiktų susgribti ir pasitikslinti, kurioje visgi vietoje tas vyksta, nes mažas įtrūkimas paskui jie ateina ir didelis. Toliau eina vidutinis, reiškias, tai gali būti vidutinis suvartojimas, tai gali būti tiesiog nuleistas vanduo tualete. Ir blogai nusileido vandens nuleidimo plūdė ir jinai tiesiog bėga vanduo ir jūs informuoja, kad jūs, tarkim, prieš išvykstant prie jūros ar dar kažkur, jisai tiesiog bėga vanduo ir jisai informuoja, kad pas jūs yra bėgantis vanduo ir jis paklausia, ar tai jūs naudojate šiuo metu vandenį. Tai va, ir yra dideli du suvartojimai, kurie yra jau panašu netgi į įvado ar į kažkokio vandens vamzdžio įtrūkimą didelį, atvirą. Ir jau tada jisai reaguoja labai operatyviai, sekundžių klausimas ir jisai tada jau jam imasi pats veiksmų ir uždaro įvadą. Sutikite, kad prieš ilgesnę išvyką ar atostogas iki katilinės ar kitos vietos, kur yra vandens įvadas, neturite nei laiko, nei noro eiti ir mėginti užsukti sklendę. O jei ta sklendė nebuvo judinta kelis mėnesius ar keletą metų, tai nėra garantijos, kad ir užsukti vandens įvadą pavyks. O čia viskas paprasta. Valdyti įrenginį galima būnant ir toli nuo namų. Man neteko sulaukti iš to įrenginio tokio, kaip pasakyti, tikro aliarmo ir rimto darbo, bet jisai yra man vieną kartą suveikęs dėl to, kad ten, kur yra daviklis, buvo išlietas neatsargiai vanduo, ten to vandens, sakykime, nebuvo daug, bet man patiko tai, kad to vandens kiekio užteko, kad jisai sureagavo ir jisai uždarė visam namui vandenį. Aš kai sužinau, kad yra šitas daiktas, aš pagalvojau, oho, geras, kada atsirado. Nes man atrodo, kad tai ilgainiui
Jeigu mes, sakykime, dabar turim 2024 metus, kaip žmonės rūpinasi ir sąmoningėja. Ar ne? Mesgi visi dabar sąmoningi, vaikštom jogas, kvėpavimus, šaltą vandenį lipam, norim būti sveiki, gyventi 1000 metų. Tai mes rūpintis turim ir savo turtu, aš taip galvoju. Ir aš manau, kad šitas daiktas ilgainiui turėtų būti toks kaip, ta prasme, nebe stebuklas, o kaip savaime suprantamas dalykas, ypatingai, kai yra statomi naujai namai, butai ir visi kiti dalykai, nes čia yra tiesiog, turbūt, jeigu mes esam labai visi susirūpinę prieš gaisrinę saugą, ar ne, mes negalime priduoti būtų, namų, jeigu ten nėra tvarkingi davikliai ir visi kiti dalykai, aš manau, kad lygiai tas pats yra ir su užliejimu. Galbūt ugnis sunikoja greičiau ir baisiau, bet vanduo gali pridaryti tikrai įspūdingų dalykų. Įvairios nelaimės ir avarijos yra mėgstamo žiūrovų, bet tikrai nenorėtumėte patys pakliūti į panašias situacijas. Todėl ramybė dėl žalos atlyginimo užtikrinantis draudimas yra gerai. Bet tikrai nebrangiai kainuojantis tą ramybę sustiprinantis įrenginys irgi labai logiškas, racionalių žmonių pasirinkimas. Beje, puikiai tinkantis ir verslo objektuose, ir nuomojamuose būstuose.